650 km jau įveikta ir esu Bukarešte. Laukia 2000 km pakeliui į Bulgariją ir tikiuosi, kad tie 2000 km neprailgs. Žiūrėsim, kaip čia seksis nukeliauti ir aš tik tiek žinau, kad ten bus šilta ir bus viskas good. Taip kad let's go. Kalvarija pasienis su Lenkija ir beveik 2 valandos važiavimo. Ir galima sakyti, ate Lietuvėlė, laukia Lenkija, turbūt vienu ypu pervažiavimas ir sustojimas kažkur Slovakijoje permiegot. Ir tada jau turbūt Rumunija, galbūt dar viena naktis Bukarešte ir tuomet jau galutinė stotelė. Tokie kol kas preliminarūs planai, žiūrėsiu kaip seksis važiuoti, kiek būsiu pavargęs ar kiek tiesiog būsiu kvailas ir važiuosiu, kol jau tikrai norėsiu miego. Tai laukia dar bent kokie 400 km iki kito sustojimo, iki degalų pylimo, tai susimatysim Lenkijoje. Aštuoni su pusė 100 km jau įveikta, liko dar daugiau nei dvigubai tiek. Tai po 10 valandų kelionės norisi šiek tiek prasivaikščioti ir McDonald's tam puikiai tinka pailsinti kojas, nes 10 valandų sėdėti vienoje vietoje yra sudėtinga. Patikėkit man. Ir dar laukia 380 km iki Vengrijos, iki Debreceno miesto pakraščio, ten bus vieta miegui. 3,8 kg, ne tiek jau ir daug. Palyginus su to, kas jau yra nuvažiuota. So, keep going ir greitai sakysite Lenkijai. Žinot, kas parodo nuovargę? Pavyzdžiui, prieš sustojus jau ėjau į McDonald'ą ir prisiminiau, kad turbūt neužrakinau mašinos. Grįžtu, žiūriu ir langas atidarytas ir mašina neužrakinta. Dabar iš kuprinės norėjau išsitraukti battery packą. Atrodo, išsitraukiau, atsisėdo, pasižiūriu, kad išsitraukiau pakrovėją, o ne battery packą. Šiek tiek nuovargis yra, visgi 10 valandų kelionės ir nuo 4 ryto jau esu gyvas. Bet neskubant atlaikysiu ir tą likusią dalį, neturėtų būti sunkus kelias. Na, tik tai jeigu sėkmingai iš kamščių pavyks išvažiuoti, tai bus viskas easy. Keep going. Antras degalų užsipylimas šiandieną ir tai yra Vengrija. Labai greitai pavyko pravažiuoti Slovakiją. Jin labai plona. Ir tiesiog pervažiuoji per tiltą, geležinkelį ir viskas, tu jau esi Slovėnijoje, Vengrijoje ir tai atrodo, kad Slovakija ir Vengrija tai yra kaip tas miestas, kuris yra pervažiuojamas ir patenki į kitą šalį, atrodo kaip vienas ir net nėra kitos šalies. Tiesiog pervažiuoji kitą upės pusę ir pamatai, kad jau yra nauji ženklai, kur parašyti leidžiami greičiai ir welcome. Tai liko 150 km iki nakvynės, yra 8 valandos vakaro. Tikiuosi 10 valandą aš jau gulėsiu lovoj. Labai norėčiau.
kiek pažiūrėjau, kelias atrodo patogus. Bandysime tą kelionę sėkmingai baigti. Let's go. Viskas, šios dienos tikslai pasiekti, 1200 km, 22 valanda čia Vengrijoje ir noriu miego. Aš labai noriu miego, Wow. Labanakt. Nieko nebeturiu ką pasakyti. Nuostabus miegas ir saulėtas rytas čia. Jaučiuosi pailsėjęs, atsigavęs, belieka papusryčiauti ir tuomet laukia dar, kiek mačiau, apie 500 km iki Bukarešto, iki Rumunijos sostinės. Ir ten bus visa diena ir naktis ir dar būt kitos dienos šiek tiek laiko pažinti miestą. Viskas susipakuota, pasiruošta ir atrodo, kad nieko nebepalieku. Jeigu ką palieku, jiems pasisekė. 500 km iki Bukarešto ir Rumunijos sostinės. Let's go. Daugiau nei 200 km įveikta ir viskas, kas gelbėja keliauti, tai yra Lidlas, kuriame galima kažko nusipirkti, kad kelionė būtų netokia migdanti. Tie kilometrai taip lėtai einasi, nes čia tiesiog nėra tokios greitos vietos, kur būtų galima paspausti. Vieną akimirką buvau autostradoj, bet jį greitai baigėsi ir vėl į kelią, kuriame slenki 60, 70, 80, nes yra fūros, kurios lenktis sunku, daug gyvenviečių ir taip toliau. Rumunija. Bet tikslas vis dar yra Bukareštas ir jis bus pasiektas anksčiau ar vėliau. So, keep going. Dar vienas sustojimas užsipilti degalų, kažkur turbūt per vidurį Rumunijos. Lieka apie 250, gal 270 km iki Bukarešto. Ir aš vis dar galiu. Kad ir kaip sunku, kad ir kaip tiksliau nuobodu ir kad ir kaip lėtai viskas judasi. Laimingas, kad yra etapų, kuriuose yra autostrada ir gali tiesiog paspausti dugną ir laikyti. Šita mašina nėra tokia, kad ji tiksliau supranta, kad tu paspaudai dugną, jin važiuoja tiek, kiek gali. Kartais 100 ir laikai iki galo nuspaudęs, o kartais pavyksta, jeigu nuokalnę pasiekti ir daugiau. 107. Tai atrodo, kad dabar iki finišo bus tas kelias, kuris Lietuvoje būtų 90, bet ten nėra kur lenkti ir atrodo, kad
eismas visada yra labai intensyvus. Tai jeigu slinkėsi paskui fūrą, užjaučiu. But let's go. Būna taip, kad važiuoji ir GPS'as nutarė pajuokauti su tavim ir iš vieno pagrindinių kelių išvesti į kaimo keliuką ir tada sustoji ir gali daug ką išgirsti. Šešišimtai 50 km jau įveikta ir esu Bukarešte, Rumunijos sostinėje, kurią puošia arba kuri geriau žinoma pagal kvailą ir didingą pastatą, kurį pastatė Čiučesku. Nežinau, aš šiandieną dar turėsiu jėgų ten nuvykti, pafotkinti, pafilmuoti ar dar kažką padaryti, bet rytoj tikrai žinau, kad apsilankysiu dienos šviesoje, kad galėčiau pažiūrėti, kaip jis atrodo. 1860 km jau įveikta, antra kelionės diena, kol kas viskas laimingai. Šiandienos geriausias bonusas tai yra, kad ne Google, o žemėlapis nuvedė visiškai į kaimo keliuką, kuris net nepanašus į kaimo keliuką, o dar 5 kartus blogiau. Galite tą pamatyti timelapse ir įvertinti. Ar čia pats geriausias būdas važiuoti iš Vengrijos į Budapeštą į sostinę. O dabar einu pažiūrėti, koks kambarys ir turbūt miegoti. See you later. Nekartą jau esu sakęs, kad kelionės yra pats geriausias dalykas atsikratyti nereikalingų rūbų. Visa tai vyksta labai paprastai. Žiūrėkit. Paskutiniai kelioniai viskas pavykdavo, jei ne iš pirmo, tai iš antro karto. Yeah!